Kuršienai, kurie žaidė Ventoj, nusipelnė Ventoj bilietų, dabar Šiauliuose žaidžia ir prieš juos Monkeys Business, kurie tik Šiauliuose žaidžia. Tai ką, tai Aivaras vėl man prirašė, kad Remigijus, pedagogas, bosas chore, bet spėju ne tik balsu, bet ir viskuom bosas. O pats Aivaras viešųjų ryšių specialistas, futbolo mėgėjas. Nu tai ką, tai nuo Remigijaus pradedam. Ar bosas tik balsu, ar viskuom bosas? Tai tik balsu ir mažiau duoti Aivarui rašyti visokių dalykų. Kitas iki aš parašysiu prezentaciją, tada bus parašyta. Ne bosas, esu papras žmogus ir visą kitą. Tai kukliai. Super. Ar vis dar mokytojas? Vis dar. Labai gerai. Vis dar laukia, kada bus tai prestižinė specialybė, ne? Pusę metų. Ir Aivaras, tai kiek žinau, su Ventos, Kuršienų Venta, ne, užsiėmė? Taip, tai milžiniškai daug metų jau, skaitykim, nuo 2009 metų, kai palaikau Ventą, šiek tiek teko ir darbuotis Ventoje, tai kas iš to išėjo, tai esu milžiniškas Lietuvos patriotas ir plus Kuršienų patriotas, sakykime. Todėl RJ ir vėliava. Taip, ir mes esame ir juod, raudonai juodi ne dėl to, kad palaikom vieną Vilniaus komandą, tai Kuršienų miesto spalvos. O dabar dar klausimėlis, pats nežaidėjai futbolo Ventoj? Ne, tik mėgėjų lygoje ten. Tik tai už didžėjaus pultą žaidėjai, ne? Žaidžiu ir ten, taip, daug metų nuo 2005. Tai va, Aivaras dar parašė fun factų, tai kad net ir raudonai juodom spalvom, bet kasmet organizuoja bent po kelias išvykas į Kauną palaikyti Žalgirio, tai Lietuvos komandas, kaip sakant. Ir dar galėjau pasakyti praeitamą apie Maksą, kuris yra naujas narys, bet jie nešantis teisingo atsakymo, ne? Taip, berods šis protmušis jam trečias, bet žmogus jau užsitarnavęs marškinėlius. Ai, tai va, kaip pas tavi čia turi užsitarnavau. Ne, čia tiesiog žaidimų. Ir Remigijus, aš manau, jau užsitarnavęs bent porą marškinėlių. Tai va dabar ir apsivilku tą porą. Taigi, ir jūsų priešininkai, Monkeys Business, Salvis ir Dainius, pradėjom nuo Salvijaus. Ką veikia? Ta pati. Vis dar tą patį, vis dar... Sandėlininkaujam. Kaip? Sandėlininkas. Štabeliuoju. Freelux. Nu, už Maximas, atsimenu. Pro taromatą, pro rampas. Teko lobio dėžės vežiot. Kažkada. Ir kolega. Ką gyvenime veikia? Nieko. Niekur nedirbom? Ne. Pasisekė, kaip aš norėčiau. Bezdirbis. Čia 7 žaidimus, rytoj žaidimas, o dirbi. Tai žaidimas, ne darbas. Aha, jom, man gaila, bet kartais ir pats norėčiau pasėdėti su jumis. Tai ką, tai pradėsim pirmatūrą, kažkas keliaus į pusfinalį, o kažkas galės antrą kartą bandyti arba nebandyti, kaip jau pasirinks. Tai 6 klausimai, 1 taškas, rankos patogiai, kad paspausti per tą milisekundę. Nes pirmas klausimas tikrai lengvas. Tai kuriais metais Arūnas Valinskas tapo Seimo pirmininku? Nežinau. 8. Garsiau. 2008? Taip, 2008. Jas pasitikimo. 0-1. Antrasis. Kas šis Amerikos komikas, kuris apkaltintas dėl netinkamo seksualinio elgesio? Nežinau pavardės, nežinau. Spėjau girdėtas, ane? Taip, puikiai žinomas ir serialas matytas. Bet nėra variantų, ne? Neatsimenu. Tai Louis C.K. Trečiasis, kurio tavo TV projekto tai kadras? Skylė. Detau. Ne, Skylė. Ne skylė. Skylė sienoje. Taip, skylė sienoje. 0-2. Trumpesnis. Programoje rašyta skylė sienoje. Atsakė, niekur Ir dar čia net matos raidas. K, I, S, J, N. Ketvirtasis. Tai mistinis padaras žmogus X, kas slepiasi po X.
Jeigu gerai atsimenu, jis visada pasirodo prieš ištinkant nelaimį su savo raudonom akim. Ir žmonės jį mato prieš ištinkant nelaimį kartais. Aš nežinau. Amerikai paplitęs, pas mus turbūt ne. Rygons. Varnas, ne? Nu, Varnas? ne varnas. Be variantų. Ne. Tai žmogus drugys. Va toks personažas. Bet ir sparnuot. Penktasis, Bet ir sparnuot. kuris gamintojas gamino šį Serenata modelį, tokį labai Philipsas. išvaizdžiai atrodantį. Philipsas? Ne Philipsas. Panašu labai. Kažkada toks futuristinis buvo. Motorola. Ne Motorola, Samsung. Tavo firma. Mano filmas. Ir šeštasis. Jei sutarsime, kad kiekviena pakopa užpildyta pilnai, kiek kamuoliukų yra vat matomoje krūvoje. Paskaičiuokim. Čia gudrija, ne? Gerai. 30. Taip, 30, 1, 2. Dar atidengiu, vat. Turim 16, po to kiek čia. Daug 2 ir 1. Tai va. Tai 1, 2. Nerezultatyviai. Nerezultatyviai. Nebus tas skirtumas. Bet svarbu, niekas toli nepabėgo, tad intriga yra. Ir antrasis tai yra Ai, vėl tas pas. kviziukas. Čia turėsit pasirinkti A, B, C arba D ir taškus išdalinsim tol, kol kažkas gaus juos. Tad gali būti padovanotas arba gali būti nusipelnytas. Pirmasis. Milžiniški bonsai vadinami japonišku žodžiu, kuris reiškia sodas plus medis. Japoniškose sodose tikrai rasite tuos medžius, nes tikrai atrodo kaip bonsas, tik tai milžiniškas. Kokiu japonišku žodžiu jie vadinami? Gnioki, hinsui, kenzo ar nivaki? Kenzo. C. Ne kenzo. Himsui. Kaip? B. Ne ir ne hinsui. Gerai, padovanoti. Liko A arba D. Gniokė. Ne, gniokiai, aš pritempiau prie patiekalo gniokio, galvoju, labai man skamba. Tad padovanotas taškas ir 1, 3 Monkės Business įsiveržė į priekį. Nivaki. Niva yra sodas, o ki yra medis. Antrasis. Kaip scientologija vadinama žmogaus vidinis aš arba sąmonė, kurie šį judėjimą siekia išlaisvinti. Butanas, detoksas, ketanas, tetanas. Nu, ne. Visi negrįstas spausti. C. Ne ketanas. Greičiausiai B. D. Taip, tai yra tetanas. 2-3. Neišgirdau, sorry, kaip ką sakė. Trečiasis. Kada galvoju. Ragnaroko mūšyje Odinas vadovavo dievams, o Lokis golemams. Ką tu čia? Ai. Tai Praleidžiu. jūs turite spėti golemams, milžinams, troliams ar vikingams. Bet negi patiem vikingams. Kada? Ne, aš neatsimenu. Biškai žinau. Bet jie daug žinau. Nu, gerai. D. Ne, Sova. ne vikingams. Sova reikėjo. Net nesusitarė. Sova, ne. Susitarėm, tik pasitikėjau. Nu. Jūsų A, B ar C C. ir ne troliams. Va, sova. Tai bus. Taip ir buvo, kai nežinau. Jūsų variantas? Nežinau. Kas? B. B. Taip, milžinams. 3-3. Ketvirtasis. Kieno vienas iš stilių yra Dixielandas? Šokio? Man reikia atsakymų. Bliuzo, džiazo, regio ar svingo? Jazz. Tad jūsų. Ai, nesmūg, aš mūg. Paspaudys, neskubėk sakyti. A, bliuzo. Ir net tai nėra bliuzas. Jūs, džiazas, regis ar svingas? Džiazas. Taip, tai 3-4 džiazas, svingas su Dixielandu yra džiazo abeje stiliai. Penktasis.
Pasaulio bankas Vašingtone įsikūrusi tarptautinių bankų grupė. Kelios institucijos sudaro šį susivienijimą. 5, 10, 15 ar 20. Nu, spėju nieks neskaitė, tai paspėliokim. 15. Ne 15. Nu, ką sako, ne? 10. Ir ne 10. Raudona juodi? Vašingtonė aplinkui daug nebus, ne? D. Ir ne 20 padaunotas taškas, dar kartą 5, tik tai 5. 3, 5. Gerai. Matau, kodėl kvizas nepatinkiu. Ir Nelaimingi. paskutinysis. Kas šis Nyderlandų smuikininkas, kuris lyginamas su Johanu Štrausu? Tokie koncertai didžiausi. Tai Reu, Gabalier, Kok ar Kaiser? Taip, Andrė, 4-5. Labai gražus koncertai šitie. 4-5 tai. Mes pirmą. Ir labai gerai, kad priartėjote ir nepralenkėte, nes jūs rinksitės temą. tie Draugų kryžiukai juodai vis dar. atsilikinėja 4-5 vienu tašku, tai yra pats tobuliausias, kai nori pradėti rinktis temą. Ir 2 taškus teisinga, 2 už eilutę ir 1 už vagystę. 40 sekundžių be skubos pasirenkam temą ir gliaudam ją. Ir raudonai juodi renkasi. Posakis, Lietuvos miestas, Juozas su rizika, Rokiškio laikraštis, aviacija, ežeras su bonusu, mitologija, teisė, biochemija ir taip toliau. Keistos vestuvės Indijoje ar tauta? Mitologija. Mitologija, teisė, biochemija. Taip. Nieko nežinau. Aš maniau, kad kaip tik niekas šitą nesirinks. Mes kaip nežinom, duotojų pasiėmėm. Taigi, mitologija X yra tarpininkas tarp dievų ir žmonių pasaulių. Teisminėje sprendimo procedūroje X padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą teisme. Biochemija X organizme susidarantis cheminis junginys. Galų gale X žino ir gitaristai. Tad kas yra tas X-as? Groja gitaros, pasiėmė į rankas. Turėtų būti grįžta. Ne. Man taip pat Medija. tai čia yra teisė, kas biochemija, Ir ne, bet kažkaip. grifas, nu. Sakom. Taip. Grifas. Ne grifas. Reikia sakyti, arba ką. Kaip gali būti? Jis vadinasi keistai. Mediatorius. Ką, bandų Gerai. mediatorius? Taip. Tai mes vis tiek nebesakome. Taip. Mediatorius? Pasaka 4, 6, pavogtas taškas. Liežuvėlis. Tai yra mediatorius, o gitaristai jį naudoja braukti per stygas. Tad nuliukai pasiema pirmą. Ką jums? Dabar vieną. Vagystė. Rokiškio laikraštis, jeigu ten. Nesai galėtų būti. Aviacija, ne, mums reikia toliau laiko. Aviacija, reikia turim mes lygiai. Nu bandyk. Nu, tai sakai. Tu sakai. Nu gerai, aviacija. Aviacija. Mes nuknusom tašką, tai sužuokim baigę žaidimą. Prancūzijoje 1914 inžinieriai Papin ir Roili išrado aparatą, kuris vadinamas girokopteriu. Šio netradicinio aparato konstrukcijos idėja, pasak inžinierių, jiems pametėjo klevo sėklą. Pasakykite, kuo šis aparatas skiriasi nuo kitų tuometinių lėktuvų. Nu, koškas, nes sraigtas. Spaudžiam. Spaus. Taip. Dėl sraigto. Principas. Malūns. Principas, sraigtransportas. Ne, neskaitysiu. Jūs turit. Vieną mentį turėjau. Taip, tai yra viena mentis. Štai. Tu sėdi ir vienas mentis aplink tave sugasi. Vagystė, atsidėkota vagystė. 5, 6. Gerai. Į centrą pasiėmė. Gal herbo, gal centro. Nu, labai lemiamas, kaip sako. Jeigu atsako. Tai nenori būti. Ką aš noriu rizikuoti, kad nesakysiu. Lyt. Dabar viskas. Tai Lietuvos miestai. Lietuvos miestas yra toks. Tai Anykščių rajono miestas. Troškūnai.
Taip, traškūnai. 7-6. Herbų ekspertai gal? Jo, herbomanijos, čia pavadinti herbomanijos. Tas vestuvės Indijoje bikinti. Prašau. Arba jie pasims. Tai jeigu neklystu, šį pirmadienį bus tau klausimėlį. Bandom, nesvarbu, čia nieko nepadarys. Bet čia nesakysim, blem. Tai Mongės biznis blokuoja? Tenka. Keistos vestuvės Indijoje, kurias ir norėjau pajungti jums iš pradžių. Nuo kovo iki Liepos Indijoje kasmet vyksta neįprastos vestuvės. Vestuvių metu poros papuošiamos gėlių vainikėliais, o jas sutuokia aukščiausią rangą turintis vietinis šventikas. Vestuvės palydimos garsia muzika ir masiniais šokiais. Neįprastos vestuvės todėl, kad jos vyksta prašant dievų lietaus ir kad tuokėsi ne žmonės, o Karvės? Karvės? Kai žinot, spaudžiat mygtuką ir tada sako, Karvės, galvijai. ne karvės, Karvė ir jautis. ne ta rūšis. Garsu muzikai išgazdintų, čia ką tas neštrūnas, jo, bet... Gal bežūnas, tai reikia šventės daikti drambliai, gal kokie? Drambliai. Drambliai. Ne drambliai. Aš net pabrėžiau skaitydamas, kad gėlių vainikėliais tai turėtų mažas būti dalykas ir su lietum dažnai siejamos yra varlės, tad varlės tuokiamos. Žinojai? 7-6. Ir mum jau prišaukė tos varlės lietaus. O taip, ir visiems užblokuota. Iš naujo visi pradės eit. Daug variantų nebėra. Erijot? To arba pasakys. Ežerą manai. Bonas jam. Ežerą. Ežeras. Ežeras su bonusu. Gali 3 taškus užsidirbti ir manau, kad ponui Vaziniui tikrai nebus sunku. Tai nykstantis ežeras, kuris iki šiol geografijos pamokose vaikus. Aralo ežeras. Taip, įvardinkite 2 valstybės, kurios yra šis ežeras ir gausite bonus tašką. Kazachstanas ir šalia. Dieve. Turkmenistanas. Ne, tai Uzbekija antrasis. Kazachstanas ir Uzbekija, bet 2 taškai yra. Viskas gerai, ta 9-6, jau 3 taškų pranašumas. Nieko nesakom. Nu tai rokišką laikas turim temą. Ir vėl reikia blokuoti. Tai Rokiškio laikraštis. Tada vis tiek Skaitot variantus Rokiškio laikraščių. Aš sumėgęs tam rokiškai. Užuomina ekrane. Koks žodis slepiasi laikraščio pavadinime? Rokiškio kas? Nu, juokais. Jis dūda kritinį. Vilnius, Dafa, Švanas, Bandyš. Ir tu bandai. Nebandysiu štakiam. Nu gerai, spaudžiu. Ruporas. Ne ruporas. Jūs turite laiko, kol ištirksės. Sirena. Pasaka, sirena ir paliktas logotipas jų yra, vat matoma sirena, tad jį ir palikau, kas ir yra jums užuomina. Pavogtas taškas 10-6. 10-6 pavogiama ir ne tik pavogiama, bet ir užbraukiama eilutė, tai 12-6, dvigubas pranašumas, Erijot išsiveržė į priekį. Ir 4 turas, 6 maksimaliai taškai tai galima išlyginti, o galima užbaigti žaidimą. Ta čia kuo greičiau paspaudžiate, tie ir atsakinės. Jeigu žinosite, pirmasis. Įsivaizduokite, kad Mikė Pūkuotukas bendrauja su draugu ir jam sako, nebūk rakštis užpakalėje. Draugas atsako, nesu, bet turiu. Kas tas draugas? Vėžys toks. Buvo toks. Ok. Ką? Bandyk. Aš nežinau, neatsimenu. Ir buvo žįsti. Nebuvo žiūrėjau. Varšiukas. Taip. Ežys? Ne žys. Ir tą karakterius draugas. Ką? Kol kas nieko nekomentuosiu. Knisliukas, paršiukas. Ne knisliukas. Neskaitėt Mikės Pūkuotuko. Kas turėjo subilėti? Bytis.
Ne, turėjo asilėlis, asilėlio uodega yra prikabinta su metaliniu negeru daiktu. Tai 12-6 ir paskutinysis šio turo klausimas. Kokio serialo tai kadras? Daktaras Hausas. Taip, Nespėjau. 15-6 ir žaidimas baigtas. RJ patenka į pusfinalį, o Monkės Business galės bandyti kitą kartą. Ir štai tie, kurie netikėjo jūsų pergalę, 1, 2, 3. Mikrofonus paliekam. Gubernija. Čia visi savi. Pasuk normaliai, būtų va taip. O dabar pasukai, va, kam tu nieks nežinos, kokia ta reklama. Čia ir yra visas grožis, ką turi pateikti. Nu, aš manau, kad tau reiks spausti, tu kiecis. O aš patvirtinsiu, ar tu teisingai atsakai, arba... Mūsų remia. Nealkoholinis reikia pabrėžti. Taip. Nu, tai už raudonų juodas 5, už Monkės Business 10. Gerai, iškart be spaudimo pradedam. Na. Mes. Ir pranašauja labai artimą jums pergalę 1, 2 ir 3 taškai. Labai suklydai. Monkės Business 8, 7, 6, 5, 1, 3, 3, 5, 3. Ir be jokio spaudimo. Be spaudimo.